Visai dienai turim pavalgyti nuo tiek, taip. Čia mums visą naktį užtarnauto šito pagaliau pusryčio čia tiek mums atnešė. Eiktų. Žiūrėk, ant duonos net nieko nėra, tik sviestas. Vakar gavau telefoną į rankas, paskambinau Žviniui ir Žvinys man sako, gal kažką galiu padėti. Seniukai, gerai, kad turi kam paskambint, ką? Ir man permetė per tvorą, tu net nepatikėsi, ką. Krekia namuose, virtos dešros, įsivaizduoji? Kaip mes dabar gyvensim, kaip ponai! Klausyk, tu nesigirk čia gerai. Ta prasme. Aš irgi turiu keletą privalumų. Tai aš matau, kad turi keletą privalumų. Aš irgi turėjau kam paskambint. Eik tu nebestu. Galvoju, čia tik tu vienas. Tu nebestu. Seni, turim ne tik duonos sviestą, bet ir kain sviestą dėti. Eik tu, va čia, tai tema. Čia yra krekenavos, kai norisi mėsos, 90% mėsos, aukščiausia rūšis. Aš tokių dalykų šitam kalėjime nematęs. Čia mes puota visą, šiaip galėtume sukviesti savo zekus iš 3 korpuso, bet gal gėsta, ne? Ai, gal. Nebent kaip kažką duos cigarečių, jeigu duos. Mainais. Jeigu cigiam pavaišins, tada gaus po šlakelį. Kai buvo mano gimtadienis, aš tokio nevalgiau. Prižiūrėtai viškai palepino mane, bet tokio neturėjom niekada. Davai, duok savo porą, gal ką čia mano viena našarinės. Gerai. Gerai. Mes čia galim gyventi pas mano geras štam kalėjime. Prasistumėm. Šiaip tai maladėt žino, kad to muilo nepakėlė, tada dušė, kai turėjom incidentą, maladėt patsanas atlaikiai. Aš esu sužavėta dešra. Antanai, baig. Jūs visi supratot, ką aš norėjau sakyti. Visi suprato. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.